Sveiki gerbėmėjai žiūrovai, dar viena laida, ši laida apie mokslą, tai tikiuosi jūs domitės mokslu, kaip visatoje veikia laikas. Iš tikrųjų, čia ne pirma laida apie laiką, bet reikalas tame, kad kaip viskas dirba, aš supratau visiškai neseniai, galutinai. Skirtumas yra dabar tas, kad aš anksčiau galvojau, kad personalinis laikas, apie kurį kalbėjo Einšteinas, šitas laikas, visus laikrodžius, kuriuos turite namie, kur yra parašytas laikas, taip toliau, sekundės, minutės, jisai yra iliuzinis, jisai yra netikras ir praktiškai mokslininkai, kaip jums pasakyti, mokslininkai užsiciklino ant to iliuzinio laikrodžio ir patys nesupranta dabar, kaip tas laikas veikia visatoje. To aš jums paaiškinsiu, ką aš turiu omeny. Iš tikrųjų, viską, ką mokė Einšteinas apie laiką, akmens amžiuje neturėtų jokios prasmės. Ta prasme, mums jo visos tos, reiškia, personalinio laiko teorijos reikalingos tik šiame amžiuje, kadangi geriau panaudoti mūsų kasdieninės technologijas, kaip, pavyzdžiui, GPS sistema ir geriau suprasti, kaip laikas teka mums personaliai, kaip mes jį suprantame. Bet čia ir yra iliuzija, kad šitas laikas, mūsų kasdieninis laikas, jisai turi vertę tik tai todėl, kad mes visi jo tikime. Lygiai taip pat kaip ir veikia ekonomika. Pavyzdžiui, poundas sterlingas ar euras turi vertę tik todėl, kad mes jo tikime. Įsivaizduokite, jeigu jūs turėtumėte 100 eurų banknotą, kurio vertė niekas netikėtų. Ar tai vis dar būtų 100 eurų banknotas? Ne. Tai pavirstų popieriaus lapas su užrašu. Toks spalvingas popieriaus lapas. Jisai turi vertę vien dėl to, kad visi tiki jo vertę. Lygiai taip pat ir personalinis laikrodis. Jisai turi vertę vien dėl to, kad kiti žmonės juo tiki. Pavyzdžiui, jūs galite su drauge, su draugu, su kažkuo susitikti 5 valandą tam tikroje vietoje. Bet įsivaizduokite, jūs pasiūlysite susitikti 5 valandą akmens amžiuje, kai nebuvo jokių laikrodžių. Jūs galite rodyti ilgas valandas, ilgas dienas, kaip šita sistema veikia, kad čia labai patogu ir taip toliau, bet akmens amžiaus žmogui tai bus visiškas šlamštas. Taigi, dabar kaip visatoje iš tikrųjų veikia laikas? Aš tikiuosi, jūs žiūrėjote ir pirmesnę mano laidą. Jeigu nežiūrėjote, aš patarčiau pažiūrėti, nes ten yra praktiškai viskas labai teisingai, išskyrus, kad aš supratau, kad, reiškia, tas personalinis laikas yra iliuzinis. Taigi, kaip veikia laikas visatoje? Aiškinu. Reiškia, jeigu mes dabar paimtumėm, sakykime, kad ir šitą laikrodį ir mes jį, sakykime, aš dabar ištrauksiu batarėkytę, sakykime, pastatytumėme kažkur tai visatoje, kur nėra visiškai gravitacijos ir visiškai nėra, reiškia, greičio ir įjungtume jį, jisai pradėtų skaičiuoti laiką. Ir tai vadintųsi visatos laikas dabar. Visatos laikas dabar. Ir tokį laiką pilnai galima skaičiuoti. Jisai nėra personalinis. Šitas laikas būtų absoliučiai visiems. Absoliučiai visiems. Jo nebūtina tikėti. Kodėl? Todėl, kad, reiškia, jeigu jūs su kažkuo susitinkate, jeigu jūs su kažkuo norite pabendrauti, ar telefonu, ar gyvai, jeigu jūs netgi norite paimti kažką, reiškia, negyvą daiktą, sakykime, žvakę ar dar kažką, tai nesvarbu. Reiškia, tai gali atsitikti tik vienu atveju, jeigu tai atsitiks dabar. Ir reiškia, todėl viskas visatoje vyksta dabar. Yra tas laikas dabar. Ir jisai yra vienodas visiems. Vienodas mums ir visai reiškia, kitam gale galaktikos. Jisai nekinta, reiškia. Ir galima būtų sukurti netgi laikrodžius, reiškia, personalinius, kurie būtent skaičiuotų laiką dabar. Tai, manau, bus galima padaryti artimiausių metų. Aš iš karto paaiškinsiu, kaip jisai veikia. Reiškia, jeigu jūs judate, jisai turi, reiškia, šiek tiek pagreitinti greitį iš tikrųjų.
priklausomai nuo jūsų judėjimo greičio. Ir nuo gravitacijos, kuo didesnė gravitacija, jis taip pat turi šiek tiek pagreitėti tam, kad rodyti visiškai vienodą laiką su tuo laikrodžiu, kurį mes pastatėme, reiškia, galaktikos vietoje, kur nėra visiškai gravitacijos ir visiškai nėra greičio. Ir reiškia, mūsų tas personalinis laikas turi rodyti į akimirką, sekundę į sekundę, milisekundę į milisekundę, sulyginus su šituo laiku. Todėl, jeigu mes judame, ar yra gravitacija, jisai turi šiek tiek eiti daugiau, bet čia Žemėje jūs to net nepastebėsite iš tikrųjų, nes per jūsų visą gyvenimą, kaip jūs turbūt ir žinote, mūsų laikas nuo laiko dabar nepakis net sekundės 10 dalimi. Tai va. Dabar, kaip aš galėčiau, reiškia, paaiškinti tą dalyką, kaip aš šnekėjau, sakykime, jeigu aš, sakykime, išskrisčiau beveik šviesos greičiu ir mano tikslas būtų susilyginti metais su mano sūnumi. Ir aš, sakykime, keliaučiau 30 metų beveik šviesos greičiu, tai laikas man tekėtų labai labai lėtai. Ir kai aš grįžčiau, mes būtumėm vienmečiai su mano sūnumi. Ar tai nėra prieštaravimas tam, kam aš sakau, kad laikas visur bėga vienodai? Reikalas tame, kad jeigu, sakykime, ir aš, ir mano sūnus turėtų tą laiką dabar, tai kai aš keliaučiau tuo labai dideliu greičiu ir, sakykime, mano laikas pakistų 10 reiškia, kartų jis eitų greičiau. Dalykas tame, kad mano sūnui, mano atžvilgiu, jeigu aš jį matyčiau, jeigu aš žinočiau jo laikrodį, tas laikas dabar eitų lygiai taip pat. Jis eitų irgi 10 kartų greičiau. Ir kai aš grįžčiau bet kokiu momentu, mes galėtumėm kalbėti dabar ir mūsų laikrodžiai rodytų visiškai, reiškia, laikrodžiai dabar rodytų visiškai vienodą laiką. Tai būtent taip ir veikia laikas. O viskas, kas atsitinka su mumis personaliai, vyksta pagal griežtas nustatytas taisyklės. Yra griežtos nustatytos taisyklės visatoje, pagal ką viskas vyksta. Ir reiškia, gravitacija ir greitis sustabdo mūsų senėjimą, galima pasakyti taip, reiškia, sustabdo mūsų amžiškumą. Kaip žinote, jeigu, sakykime, jūs skrisite aplink juodąją skylę ar skrisite beveik šviesos greičiu, mūsų, reiškia, amžiškumo, reiškia, procesas sulėtės. Tai būtent tai ir atsitiks. Bet tai yra nustatyta taisyklė. Tai niekaip nėra susijęs su laiku visatoje. Štai ką mes turime atskirti. Štai kur mokslininkai, pasaulio mokslininkai yra neteisūs. Jie pradėjo ieškoti laiko, personalinio laiko visur visatoje. Tai yra absurdas iš tikrųjų. Ta prasme, kad prie juodosios skylės, reiškia, laikas teka kitaip negu, sakykime, Žemėje. Tikrai ne. Laikas teka visur vienodai. Laikas teka visur vienodai, bet viskas vyksta pagal visatoje nustatytas taisyklės. Ir, reiškia, viskas vyksta visatoje pagal vieną laiką. Tai laikas dabar. Tai tokia bus mano, tikiuosi, jau galutinė laiko teorija. Tiesiog neįtikėtina, kaip iki šiol niekas nieko nepastebėjo, jau ne pirma laida ir tiek laiko praėjo. Na, iš tikrųjų, YouTube'as, taip sakant, yra labai busy, daug laidų, gal tiesiog mano laidos dar nedakeliavo iki protingo ausyčių. Taip kad tikiuosi, jeigu jūs supratote, apie ką aš šneku, ant kiek didelis yra šis išradimas, duokite žinot, taip sakant, nes aš manau, kad tikrai turėčiau gauti kokią Nobelio premiją ar dar ką nors. Na, bet tiek to, šiai laidai bus tiek. Kitose laidose apie mokslą, manau, galėsime pakalbėti apie šviesos greitį,
apie juodasias skyles ir tokius visokius įdomius dalykus. Tai bus tiek viso geriausiai. Sveiki žiūrovai, tikiuosi atsimenate, kad aš esu ne tik dietologas, bet taip pat ir rašytojas bei filosofas. Tai štai yra viena iš mano knygų, tai pirmoji mano knyga, pavadinimu Armagedonas. Jinai yra išleista e-versijoje, elektroninėje versijoje, ją galite nusipirkti šiame saite knygos.lt arba taip pat galite nusipirkti skaityklėje.lt. Kaina visiškai nedidelė, tai praktiškai menkniekis, malonaus skaitimo. Ir taipogi yra išleista mano kita knyga, tai Solemija. Ir jinai yra išleista tiek popierinėje versijoje, tiek elektroninėje versijoje. Ja galite gauti praktiškai visur, tiesiog paieškokite ir tikrai rasite tiek Lietuvoje, tiek galite nupirkti internetu, tiek elektroninę versiją, tiek popierinę versiją. Ir jei jums patinka mano požiūris į gyvenimą, patinka mano sveikuoliški nuostatai, taip pat labai būčiau dėkingas, jeigu padėtumėt platinti mano YouTube kanalą ir mano video, dalindamiesi reiškia mano vaizdais per Facebooką ar ten per kitus platinimo kanalus su savo draugais, tai taip pat praverstų ir jūsų draugams. Aš jūs įtikinu, jeigu jūs laikysitės mano dietų, mano gyvenimo stiliaus, jūs atrodysite taip puikiai, kad jūsų žmonės pradės klausinėti, kaip jūs tai pasiekite. Ir vienintelis būdas atsakyti bus nuorodos į mano kanalą. Taigi, viso geriausio ir sėkmės. Sveikai, gyvenkite ilgai ir laimingai.